Į Lietuvą be meškerių niekaip. Apsiniaukusi dienelė, vykstame atostogų. Jo, be meškerių niekaip. Labas visiems. Įžangą padariau, dabar galima eiti jau prie rimtų kalbų, prie esmės. Jo, galimai šis video didžiai daugumai bus neįdomus, nes nebus jokio veiksmo. Bet žiūrovom, kurie dalyvauja konkurse, kurių yra 300 viršaus, kas dalyvauja, tai manau, kad įdomu ir aktualu. Kaip jūs žiūrėsite šį video, mes jau faktas būsime kelyje, tai noriu dar vieną dalyką parodyti. Tų durų, taip ir žinokit, neišmečiau, tai yra 4 durys, yra rankenos, tai jeigu kas nors norite, durų, jeigu kam reikia, tai kur nors čia kamputyje parašysiu savo telefono numerį, susisiekite su manimi ir galėsiu tiesiog atiduoti tas duris, galbūt kur panaudosite. Aš kaip matote, niekaip nesugebėjau išmesti. Jo, tai eisime ir išsiaiškinsime, kam kas atiteks. Tai va, tai šis video bus neilgas, bus trumpas, nes tiesiog noriu išsiaiškinti, kam kas atiteks. Tiesiog buvo paskelbtas konkursas. Dam. Konkurso priziukai. Dabar turime sužinoti konkurso rezultatą. Ilgai tikrai aš jūsų neužlaikysiu, nes manau, kad turite reikalų, artėja Velykos, reikia kiaušinius dažyti, tai pasistengsiu kuo greičiau. Taigi, pirmas prizas – Milwaukee galvučių komplektukas. Žiūrime kam. Bam. Tinkt. Pežiukas. Labai gerai, puikus darbas. Komentaras yra nedalyvaujantis, tai renkame sekantį. Bam. Old Tuberis. Sveiki, Žydrūnai. Dalyvauju konkurse. Nuva, kaip ir turime vieną laimėtoją, ne? Nežinau vardo, Old Tuberis 260, tai parašykite man, galite parašyti per Facebooką, arba tiesiog neseniai rodžiau telefono numerį, tai pakartosiu dar kartą. Čia susiskambinsim ir viską susiderinsime. Tai iš šoną, su tuo jau aišku. Kągi, sekantis. Žiūrime, kam atiteks metalo grąžtelių rinkinukas. Basher LT. Dalyvauju konkurse, šauniai dengi plyteles. Valiau! Kaip viskas paprasta ir aišku, ne? Tiesiog paspaudi ir automatiškai yra išrenkama. Tai taip pat irgi parašykite man, susisiekite su manimi, vėlgi nežinau vardo, Basher LT. Ir žodžiu mes viską susidėliosime, susiderinsime, kad tas priziukas pasiektų jūsų namus. Šitą taip padedame į šoną, jau aišku. Trečias priziukas, tai tiesiog 5 metrų ruletė, Milwaukee firmos. Pats tokią naudoju, tai pakankamai nebloga ruletė, ilgai laiko. Tai manau, kad irgi visai neblogas priziukas. Lakstau nuo sofos iki kompiuterio. Kągi, šitą laimėtoją patraukiam, žiūrime toliau. Bam. Tomas Masiulis 8604. Būdavo mokykloje pamoka, dailė ir darbeliai. Kaip matote, komentaras nedalyvaujantis. Žiūrime sekantį. Bam. Nerijus SDL4ZP. Dalyvauju. Reikia nepamiršti pasiimti mažąjį droniuką į Lietuvą. Žodžiu, Nerijus turime vardą, galiu drąsiai sakyti Nerijus, tai irgi taip pat parašyk man, susisiek ir visą kitą mes tiesiog susidėliosime, kaip sakoma, sudėliosime taškus ant į ir tada ruletė pasieks jūsų namus. Su Milwaukee ruletė irgi viskas aišku, jau turime 3 laimėtojus. Paskutinis prizelis, tai Bihui silikonai apdirbti gumelių komplektukas. Taip pat, žinokit, naudoju, tai
pakankamai neblogas komplektukas. Vėl greitai lekiam prie kompiuterio ir žiūrim. Bam! Kęstutis Eidenas 9984. Puiku, Žydrūnai, dalyvauju konkurse. Dedamės. Didelį droną taip pat reikia pasimti. Dar vieną kamerą pasimsime dėl viso pikto. Laidus nepamiršti. Kada. Nepagalvosim. Tai kągi, tai volia, turime 4 laimėtojus. Paprastai, greitai, aiškiai ir konkrečiai. Liuks. Ta proga išgerkime kavos. Tai va, tai dabar dėl tų durų, jeigu žinokit tikrai kažkam reikia, tai tiesiog parašykite man, nes, kaip sakau, man jas išmesti buvo gaila, pakankamai neblogos durys, tai galima jas tikrai panaudoti, nėra kažkas tai wow, bet tiesiog, jeigu kam reikia, parašykite man ir galėsite tiesiog pasiimti iš manęs Šilutėje. Ir jau manau, kad supratote, jog artimiausias 2 savaitės nebus jokių statybinių darbų, jokių statybinių filmukų, nes tiesiog ilsėsimės, būsime Lietuvoje, tai jau sakiau, pasikartoju. Bet aš manau, kad galbūt vėlgi kažką pafilmuosiu Lietuvoje, gal kažką iš gamtos, gal iš kokios išvykos, gal kokios žvejybos, arba šiaip tiesiog paprastos kasdienybės. Ačiū, kad žiūrėjote, pasistengiau ilgai jūsų netrukdyti, visgi šventės, Velykos. Ir beje, paskutiniu laikotarpiu atėjo nemažai naujų žiūrovų, tai ką norėjau pasakyti, kad jūsų patogumui kanale yra grojaraščiai, yra 4 temos, statybiniai darbai, kelionės, žvejyba ir laisvalaikis. Tai jeigu įdomu, galite pažiūrėti senesnius video, tiesiog pasirinkite jums įdomią temą ir gerai praleiskite laiką. Į kelią. Jo, mes palengva leisimės į kelią, o su jumis ir atsisveikinu. Ačiū visiems, dėkoju už jūsų palaikymą, už laikučius, už komentarus, už prenumeratas. Svarbu augam, svarbu kylam. Linkiu jums gražių švenčių ir pasimatysime jau greitai. Viso geriausio.